Ačiū, gerbiamas Seimo pirmininkė, tai gerbiama premjerė, pro akis nepraslysta situacija žemės ūkyje ir prieš tai jūs klausime, taip atsakinėjot, turbūt akivaizdu, kad jūs geriausiai suprantat, kaip ir sakiau, čia žemės ūkį šioje vyriausybėje ir ta situacija, kai du aplinkos ministrai tą žemės ūkio vežimą bando tempti, tikrai turbūt nepasiteisino ir jis buksuoja pelkėse ir pasiklydęs melduose, tai norisi paklausti kažkokių galbūt padaryti išvadų ir vis tik jeigu būsite patvirtinta jūsų kandidatūra, bus pritarta jūsų kandidatūrai, tai galbūt padarysit kažkokių tai išvadų ir tą vežimą pasuksit šiek tiek kitų kelių, kad vis tik tai, kas yra parašyta vyriausybės programoje, būtų bent kažkiek tai gyvendinta per tą likusį laiką. Ačiū. Ačiū. Tai man atrodo, kad tas išvadas tikrai darėmės ne kartą ir kartais net ne išvadas darėmės, o tiesiog turėjom labai normales diskusijas ir buvom sutarę dėl tam tikrų dalykų, kaip šių metų pradžioje, kada mane aplankė gerbėmieji ūkininkai, kurie paskui dėl tų pačių dalykų atvažiavo su traktoriais į Vilnių, nors mes buvome jau dėl visko sutarę praktiškai. Nebuvom sutarę tik tai dėl tų dalykų, kur dar neturėjome konkretaus sprendimo, bet suradome konkrečius sprendimus ir dėl tų klausimų taip pat. Tai man atrodo, kad visą laiką aš stengiuosi panašiai elgtis, neklausyti, arba tiksliau sakant, nežadėti dalykų, kurių negaliu padaryti, bet jeigu yra dalykai, kur man atrodo nelogiški ar perspausti, ar gali būti kitaip išspręsti, tų sprendimų ieškom ir randam, net jeigu kartais kažkam tenka atsitraukti nuo savo kažkokių labai kažkokių kietų įsitikinimų, bet mes vis tiek turim suprasti, kad tas prisitaikymas prie klimato kaitos ir dekarbonizacija, jį bus iššūkis pramonė, jį bus iššūkis žemės ūkiui, jį bus iššūkis žmonėm, nes reikės keisti kažkokias praktikas ūkininkavimo, reikės keisti kažkokius sprendimus, reikės investicijų ir tą padaryti yra sudėtinga, tai spaudžia visus, bet kita vertus, kai atskrenda viesulas ir sunaikina visą derlių per keletą minučių, tai tos pasiekmes juk irgi kainuoja. Reiškia, jeigu galim kažkaip bendrom jėgom tuos klausimus spręsti, tai turim spręsti. Tai aš dar kartą galiu pažadėti, kad tikrai visas pamokas mokomės, viską stengiamės išmokti ir viską stengiamės reaguoti ir jeigu padarom klaidų, tai jas pataisyti.